Vakar turėjau tokį įdomų pokalbį. Vienai moteriai numirė sesuo ir išgirstu tokią frazę. Nu va, dabar pagal eiliškumą turėčiau aš. Kitas momentas. Viena moteris nukaršino mamą, paskui tėtį. Sako, mano tokia dalia. Man jau taip lemta, aš jau dabar čia visus karšinsiu. Kita iš lovos nepakyla, galvos skausmai, migrena baisiniai. Sakau, ką planuoji daryti? Nieko. Mano giminiai visos moteris su tą pačią problemą. Ir man tas pats. Ką noriu pasakyti? Ar jūs baigsit? Gana prisiimti svetimų problemas. Ar kažkokios nebūtus dalykus viskas savo. Kaimyniai kojas skaudu ir man skaudu. Tam ten kažkas ir man tas pats. Nu ne, tikrai ne. Pirmo atveju mes ir išsikalbėjom. Sakau, kaip jūs galite taip sakyti, jeigu jūs, ne jūsų sesuo, jūs visiškai kitaip gyvenat, jūs visiškai kitoje aplinkoje gyvenat, pas jumis viskas kitaip. Ir jūs visiškai kitom mintim gyvenat. Apie ką mes kalbam? Kokią aš iš eilės? Kokiom mintim gyvenam? Tas antras atvejis, kai visus karšina iš eilės, klausaus, sakau, tai dabar vyrui tavo eilė. Nu tai jeigu jau tai būtų, ką tu kalbi? Kokiom tu mintim gyveni? Kokios tu čia aukos pozicijoje, ką tu čia vaidini? Kam to reikia? Ką mes iš savęs, aš nežinau. Ir tas trečias atvejis, kai iš lovos nelip, kokios moteris, kokios lygiai tas pats. Ten visom taip yra galva, skauda, ten neišlipu iš lovos ir man tas pats. Mano giminiai visko yra, lygiai taip pat su sveikatos problemom ir panašiai. Bet, nežinau kodėl, bet aš jau paauglystėj turėjau tą tokį, kad stop, kad pas jų taip yra, tai nereiškia, kad man tas pats bus. Aš ne jos, aš gyvenu kitaip, mano mintis kitokios. Pas manęs viskas kitaip, aš ne mano mama, aš ne mano giminaitė ir panašiai. Ką aš žinau, kaip kas ten pas jų buvo? Kokiu laikotarpiu, kaip jos ten gyveno? Kaip aš galiu perimti viską? Pamąstykim, apie ką galvojam. Ir dažnu atveju turbūt išlipti iš aukos pozicijos. Manęs čia visi gailėkitės, manęs čia, oi, aš čia dabar irgi, oi, dabar čia, oi. Koks oi? Kepurė ant šono eini į priekį. Koks oi? Koks manęs dabar tas pats laukia? Oi, dabar aš dabar sekančią laukiu. Ko tu lauki? Nežinau, ar tarp jūsų yra tokių žmonių, kurie suprant, kad jau apie prasižiojimą net nėra kalbos, bet ką tu galvoji? Apie ką tu galvoji? Ne veltui sako, galvo, ką galvoji. Mes viską prisišaukėm patys. Mes patys savo viską pasidarom. Baikit, gyvenkit, mėgaukitės, džiaukitės. Nu gavos kaip gavos, kažkam gavos taip kaip gavos, mes neįlysim į vidų ir
ir už tą žmogų nenugyvensim. Bet mes savo gyvenimą tai galim gyventi. Kokį mes pavyzdį rodom vaikams, jeigu va šitai perdodam. Mes va taip vakar ir išsikalbėjom, kad, sakau, tai palaukit dabar, jūs va šitaip, tai paskui, tai jau turbūt, sakau, žinot, kas po jūsų, kas paskui va, jūsų vaikai, ten panašiai jūsų anūkai, va taip va visi iš eilės, sakau, nu jūs iš jūs galvojat, sakau, ką, nu negalima šitaip. Jūs linkėkit visiems savo artimiesiams sveikatos, ramybės, meilės, visko, ko geriausia. Ateina žmogus paklausė, nu kaip, ar jūsų vaikam, ar kažkaip. Normaliai. Koks normaliai? Sakyk, kad gerai. Nu tu pagalvok kažką gero. Tu su savo mintim gali palinkėti kažką gero. Nu mes galim kažką gero nuveikti vieni kitiems. Ar vien tik tai, o Jėzau, dabar taip, anaip. Stop. Kur tas nuves? Baigiam. Galvokim, pasistengiam galvoti kažką malonaus, kažką gražaus. Aš labai daug metų nešiojaus visokių akmenukų. Aš žinot, kaip sako, supykau ant kažko, kažkas mane taip ten nepatiko, ar ten dar kažkas, ar dėl kažkas mane ten ar skaudino, ar ten žodį netai pasakė, ar kažkaip dar. Nu ir čia, žinai, aš čia viskas, sutinki tą žmogų ir kitoj gatvės pusėje ir vienu žodžiu, tu čia toks anoks, tu čia man taip, anaip. Aš labai džiaugiuosi, kad iki manęs atėjo ir šiai dienai viskas pasikeitė. Aš galvoju, kokia tu durna. Tu čia eini ant to žmogų, čia tą pyktį laikai, čia kam dabar jam blogai? Žinai, tu... Man buvo blogai, ne jam. Ir žinot, aš išmokau nebepykti. Išmokau tą žmogų, ant kurio aš kažką laikydavau, išmokau jam palinkėti gražios dienos, kad ir mintyse, jeigu jau nesikalbė ar panašiai, palinkėti kažko gero. Viskas pasikeitė. Nebėra jokių akmenukų, jokių ten, tu čia toks anoks, trečias, ketvirtas, na čia, o čia, va čia, kad tau taip ar anaip. Dieve, ką mes darom? Kokią mintį tu kam, apie ką pagalvoji, tau viskas, tu viską savo padarai. Viską savo padarai. Tai gal pradėkim galvoti kažką gražaus. Kad vis dėlto mums, jeigu mes kažkam gero, tai ir mums grįžta geru. Tai va, rytą gal pradėsim šitaip. Gražios dienos.